Sveikos merginos, šiandienos jūsų užduotis yra 24 valandas praleisti kateryje. Viskai gazinančiai, žinok, atrodo. Ir baisu, ir įdomu. Mes nei maisto realiai neturim, aš tikiuosi, kad ten bus viskas paruošta. Palik šitą maišą. Ui, šliužas, pažiūrėk. Ko tu ant manęs veti? Energija senka, iš tikro man galiu aš taip pasakyti. Aš belengai, man kažkokią baimę, man atrodo, kad čia sprogsim mes tiesiog. Buvo bela kaip šalta. Voką, kurį jūs turite, jame yra viena dalis žemėlapio, sekančias dvi dalis turėsite surasti pačios. Kitoj pusėje žemėlapio yra parašytos koordinatės, kur rasite dar du vokus, tai sėkmės ir nepasiklyskit. Gerai, palauk. O mes neturėjom 4 valandas būti tiesiog kateryje? Kas čia per užduotis? Kaip čia vyksta dabar? Kas čia vyksta? Tai dabar važiuojam, ieškom katerio. Tai dabar plėšia. Plėšia. Ir žiūrim. Gal čia tik šiaip, gal čia nereiks nieko daryti. Gerai, mes čia dabar turim... Kiek tu buvo iš geografijos? Ar tu man pasakė? Jau nepamenu. Gerai, čia yra žemėlapis. Ok, tai mes dabar plaukiam pagal koordinatės ir bandom ieškoti katerio. Tai turbūt toksai planas būtų. Realiai, man kol kas čia nieko nesako apart koordinačių, bet, tai tikriausiai vedam tada ir žiūrim, aš nežinau. Let's go. Nu ką, ar tu pasiruošus? Ne. Po to laiško man biški šiek tiek neramu dabar yra. Tai gerai, bet kokiu atveju, kas čia dabar mūsų tikslas gaunasi varyti Antrą laišką ieškoti. Ok, kas nedžiugina, kad antras vokas yra šiek tiek miškuose. vėl miškuose. Kažgal tie miškai. Bet mums reikia va tenais. Va taip va. Bet jau man įdomu, kas čia bus tam antram voke. Ir baisu, ir įdomu. Nes aš lipti vandenį tikrai nenoriu ir tikrai to nesiruošiu daryti. Ok, let's go. Let's go, ieškoti čia. Pagal viską neturėtų būti toli. Viskai gazinančiai, žinok, atrodo. Taip aš tikėjausi, kad bus prie kranto. Aš irgi galvojau, kad bus prie kranto. Įdomu, kaip bus tas laiškas padėtas. Nes aš kaip įsivaizduoju, jisai mažas, kaip mes pamatysim jį. Man tai įdomu, ar to laiško nenuputė. Ne, jokauk, mums reiks lipti virš. Jėj! Kaip smagu. Prasideda. Jo. Kodėl reikėjo taip toli padėti? Čia dar eit? Deja, nenoriu liūdėti, aš jau padusiu. Aš galvojau, kad mes tiesiog užlipsim ir viskas, iš karto jau bus. Nebus šitam, bet čia labai šiukšlynas atrodo. Palauk, tai čia kažkur. Kažkur čia. Vau, va. Ai, tiesiog reikėjo taip Tiesiog reikėjo, biškį atidžiau pasižiūrėti. Antras laiškas. Nu, kaip manai, kas ten bus? Nu, aš tikiuosi gerų naujienų, bet patirtis viešbuty sako, kad niekada nebūna gerų naujienų. Mes turim žemėlapio kitą dalį. Plauk, ir mes pirmą dalį padėjom, dabar galvoju. Pasiėmėm, normaliai. Jo, mes turim. Viskas gerai, aš turiu. Gerai. Ir turim koordinatės kitas. Nenoriu liūdinti, bet trečio laiško koordinatės. Ai. Kurias Tai turėsim surast. Šitam dar vis nėra aiškumo, ne? Jokio aiškumo mes neturim. Varom tada ieškoti trečio laiško. Na, aš jau tikiuosi, kad jau su trečiu laišku turėtų būti kažkoks tai aiškumas. Jo, ką mes čia iš vis darom. Taip. Nes kol kas man biškeli baisu. Jau man šiaip, kad tam katerį aš nelabai įsivaizduoju nakvynės. Taip. Ir dar čia neaišku, ką mes čia darom šiaip. Mes nei maisto realiai neturim. Aš Šiaip tikiuosi, tai kad jo. ten bus viskas paruošta. Mane tai gal neramina, kad tas oras toks labai slidus, nėra aišku. Jo. Ir atrodo, kad tiesiog belia kaip šalta tai pasidarys, o reikia visur po vandenį plaukiot ir ieškoti dalykų. Susivedam koordinatės ir varom toliau kažkaip. Įsivedžiau koordinates, realiai rodo kitoj pusėj kranto, kažkur biškelį šone. Katerio šiaip nematyti iš čia. Nu nematyti, va tai ir nedžiugina.
atrodo, kai jūrai kokioj. Lip? Mums reikia lipti čia kažkur. Nu, davai. Ai, okei. Ne taip ir toli. Pasieksi? Nu ką? Trečias. Ir mes turime likusią dalį, kur yra pažymėtas laivas ir koordinatės. Tai viskas, Tai viskas, mes jau laivo turim. Ir aišku, tada plaukiam iki laivo, ne? Jo. Nu, Okei. Bandom ieškoti. Tai viskas jau gal mes čia baigėsi mūsų kančios. Tai mums reikia į tą pusę ir žodžiu. Matosi? Va tiek mums reikia atplaukti iki čia ir kažkur va čia bus laivas. Na, Nu ką, per bangas varom. Lekiam, tikiuosi neapvers ir manęs tikiuosi tos bangos. nebereikės jau daugiau plaukti. Same. Varom. Kaip ir pakolas netokios bangos, bet tokiu oru, tai tikrai nenorėčiau apgyventi. Aš jau matau katerį, nes tiesiog jame miegosim. Žiūrėk, gal pavyks Žiūrėk, viskas gerai. Kaip atsidaro? Gerai, kažkas palauk čia yra. Šiaip žinok, čia visai fainai, nenoriu lipti iš jų iš čia. Aš su pirštų galais tiesiog laikaus. Šiaip labai gražiai blizga. Solveiga. Palauk, mane plaukia. Tavo kameramenas plaukia. Aš laikau. Gerai, nenoriu tavęs liūdinti. Turim va, ką turim. Blondinės. Sveikinu suradus nakvynės vietą, o dabar dėja, bet teks susirinkti daiktus pačiom. Koordinatės kitoje kortelėje. Sėkmės. Atsiprašau. Palauk, Kaip? Ar čia kažkas kito parašyta? Ne? Kaip? Ką palauk? Palauk, daiktus pačiom, tai kokius čia daiktus omeny turi pačiom, tipo... Pažiūrėk. Wow, žiūrėk. Mes turim visą laiškelį su koordinatėm. Tai va, Solveiga, aš galvoju, gal mums nereikia šito maisto. Meda švarau namo, ate. Ate. Nu tai dabar biškį liūdnota pasidarė, nes turėsiu išlipti iš čia, nes man čia visai patiko. Visai, pliusas yra tame, kad visai panašu, kad bus jauki naktelė šiame kateryje. Šiaip žiauriai gražus kateris. Jo. Man labai patinka. Kad nedels labai laiko, man atrodo, tiesiog skubam kaip galima greičiau, kad viską susiras, susieškot ir tada jaukiai atvaryti čia naktį tiesiog praleisti ir viskas. Aš patamsiai tikrai nenoriu plaukti mariose. Marios ganėtinai banguotos, aš nestebiuosi. Ir tiesiog nėra labai jauku ir man atrodo, į naktį mums dar labiau vėsiau pradės darytis ir tiesiog šalta pradės darytis, tai galvojam, kad geriau judinam subines ir varom ieškoti sužitusių daiktų ir tada žiūrėsim, kaip mums seksis, tikėkimės niekur neužklims. Aš labai tikiuosi. Tai ką, susirašom koordinatės, aš nusistatau pirmą lokaciją, bandau įlipti ir lekiam. Mums reikia dabar atgal ir bus po šitą pusę, bet dar ten už kampo toliau. Čia krante? Jo. Aš man atrodo matau. Jinai jau rado karjerą viskas. Iš kranto jau pasiekė. Sau šalta. Nu, nėra malonu. O, Galiu taip pasakyti. labai geroj retelį padėta. Žinai, koks pliusas, kad kast nereikia, nieko aš iškasinėjau. Visą laimę, kad sukastų čia nebėgiojam. Yeah. Čia žinukai mūsų. Gerai, nepakuok, palik šitą maišę. Šliužas. Pažiūrėk. O tai gerai palako, kai maistas bus padėtas. Iu! Tiksliai! Eik, šliužu! Eik. Gerai, čia yra čiužiniai ir ant jų tiek šliužų, bet man bus belia kaip šlykštų, jeigu rasiu maistą ir ant maisto va tiek va šliužų bus. Aš nevalgysiu. O, kiek daug. Ko tu ant manęs meti? Realiai man biškai ant čiužinių, nes mačiau, kad kateris minkštas, tai ką žinau. Nu jo. Galim be čiužinių varyt. Aš dabar sneksų noriu. Varom užkandžių.
Iš tikro, fui, vanduo toks žalias. Aš tapkės palikau tam laive. Tai nėra malonu, kai aš nematau, kur aš kojas statau. Ką mes darom su maistu? Ar čia valgom? Nes kiek aš liužu yra. Ne. Oh my god, tai čia Ar skanu. pasiliekam jachteliai? Šiaip graži vieta. Gerai, ką aš galvoju? Nu, Kad pasiemam... Noriu dabar valgyti ar ne? o tu? Aš šiaip kaip... Jeigu atvirai, tik tai. Bet gerai, aš žinau, kad... Aš šiaip kaip ir norėčiau, bet man čia taip smirda, kad man tiesiog apetitas dingsta. Tai aš už tai labiau, kad pasiims šitą, nu nebent kažką galim Jo. greitai perkas. Bet šiaip, tikrai čia labai smirda. Bet tikrai smirda, kaip čia supras, čia jaučiu nuo vandens nežydai jisai. Gali būti, bet žiauriai smirda. Žodžiu, nes aš galvoju, kad reikia pasiimti, varyti greičiau, susirasti kitus ir tada pavalgyti tam katerį, nu nes čia tiesiog žiauriai dvokia. Davai, man. Čia belia kaip dvokia. Šiaip tikrai norėčiau valgyti, aš irgi, bet čia dvokia. Gerai, žiūrim, kur mes toliau lekiam. Vakarienės mes varom toliau. Rimtai? Nu, gerai, lekiam vakarienės. Va čia, jeigu gerai matosi, mes esam tenais, tai mums va čia už kampo reiks atvaryti. Tai nėra taip toli. Bet mum jau čia reikės kažkurio momentu vėl iki katerio nuplaukti, kad daiktus įsimest. Leva, kiek čia žolių. Ar tu matai? Čia. Ką čia radom? Vakarienė? Kodėl čia toks didelis maišas? Darom spėjimą, kaip manai, kas čia bus. Tai palauk, jeigu bliūdas reikalingas, tai gal koksai... Gal sriuba kokia košė? Žodžiu, ką turime? Parodyk. Šiandienos meniu yra Coca-Cola. Jei. Iu. Kiek šliužų. Palauk. Nu kodėl? Gerai, palauk. O, ir viduj pilna, vakame baisiausia. Tai palauk. Nu gerai, aš palauk ateinu. Tik daugiau baltymų nieko čia nenutiks, aš tik galvoju. Rūkyti šprotai alėja. Žiauriai nemėgstu šprotų. Čia kodėl tada idėja? Nežinau, bet tiesiog nekenčiu šprotų. Kas čia? Ryžiai? Ne. Palauk, čia yra Chicken curry. Aš žiauriai nemėgstu kario. Aš kaip tik mėgstu. Rimtai? O tai palatų, gal Mano, šprotus aš mėgsti? mėgstu šprotus. Ai, nu tai va. Ai, gerai, nes aš žiūriu, aš negaliu, man nuo kvapo net pykina, nuo kario kvapo mane. Vienu žodžiu. Batono. Galėsiu ant tiksliau šprotus ant batono. Aš nematau. Kavos turim. Čia yra vakarienė. Ir man tai nėra vakarienės, taip gaunasi. Ai, nu gerai, šprotus galėsiu valgyti. Tu realiai turėsi būti gyva snacksais ir šprotais. Nu gerai, aš pabandysiu paragauti, tik dėl to, kad aš valgyti noriu, bet šiaip. Gerai, jau čia bandom susipakuoti šitus ir aš kai Jo. sakau, kad juos viską dabar, ką turim, vežam Pasidėti į Jo, katerį. pasidėti Permesti. katerį, nes čia ganėtumai netoli mes esam. Ir tada lekiam žiūrėti, kas toliau. ane, Sekančius. susirinkt. Jo, sekančius dalykus. Čia užsekta, a? Ai, ne. Čia tai užsekta, tai neužsekta. Gerai. Norėčiau dabar niekur neplaukti. Jo. Nupakuojam, žiūrim, ką mes čia turim valgyti. Energija senka, iš tikro man galiu aš taip pasakyti. Solveiga iškraudinėja daiktus, kad daugiau čia grįžti nebereiktų ir mes... Sprendėm, kad atlaisvinsim kuprinę ir bandysim tiesiog visus daiktus, ką tik tai rasim, susidėti čia ir kad nebereikėtų grįžinėti. Jo, liko mums 6 punktai, tai mes labai tikimės, kad jie visi tilps į šitą kuprinę ir nebereikės čia grįžinėti ir po to jau, kai jau čia grįšim, kad jau be išlipti nebereikės, nes čia labai patogu ir gera. Nu ką, judam? Nu ką, kita stotelė yra bliūdas. Marom bliūdo. Bliūdas yra va ten. Bet va tam krante ar dar tam krante? Šitam. Oi, tai labai gerai. Tai varom. Tikriausiai jo. Baigsi to tikriausiai. Tikriausiai jo. Man taip gerai buvo tam katerį sėdėt ir taip dabar nefainai vėl su to motociklu plaukti. Nes ir šalta vėl ir vėl šlapuos. Nu žodžiu, greičiau viską susirinkti ir grįžti atgal į šitą kateriuką. Jo, žinok, čia kažkur ir yra.
Tu matai? Matytai nematau. O dabar žiūrėk, kurioj pusė biškai labiau rodo. Pagal koordinatės mes turim lipti. Ok, let's go. Matau, žinau. Matai? Nice. Turime bliūdą. Turim bliūdą. Šliužų nėra. Jau gerai, nes šliužų puodę nelabai norėčiau maistą gaminti. Jo. Ir ką mes toliau turim ieškot? Aš tai džiaugiuosi tuo, kad mažėja jau taškų. Kaitlentė. Na gerai, varom kaitlentę. Ar esi čia? Kur tu matai? Ne, šiukšlės jaučiu, ne? Gerai, ar knaisysimės po šiukšlę? Ne, tai būtų lapukas mūsų uždėtas, tikrai ne čia. Okay. Va, toks keliuks mūsų. Nebašvai. Medį. Negali buvo. O tai gal tikrai tam maišė? Na, einam patikrinsi. Na, what the fuck. Ne, bet čia net suplyšęs maišas, netikiu, kad čia įdėta. Čia šiukšlė. Pagal koordinatės rodo medyje, nebent čia belia kaip pakilo vanduo ir jisai kažkur nukrito. Žiūrėk! Tu juokauji? Tavrasme, vaikštom. Mes medyje ieškom. Mes tiesiog tame medį ieškom, jeigu ką. Turim balionėlį. Turim balionėlį, aš galvoju, galim gal nepakuot. Jo. Kad iš nuo vandens apsaugot, dedam į kuprinę ir varom į kitą tiesiog. Jo, o kita yra šviestuvas. Žodžiu, mes esam čia ir čia yra šviestuvas. Nu tai realiai mums taip tiesiai reikia. Palei krantą. Ir Tai tiesiog varom. Jo. Gal dar geras oras, bet jau vėjas, belia kaip kyla. Let's go. Man atrodo, matau, žinok, iškart. Kaip šlapia, šalta. Kas čia yra? Šviestuvas. Gerai, radom šviestuvą, aš sakau, žinok, man taip šalta ir tokia sušalus, kad tiesiog dedam kitą koordinatę ir važiuoju. Nuodų. Tai čia palei pakrantę gaunasi mums plaukti. Šiaip labai gerai, nes gan netoli. Atvarėm ieškoti nuodų, nežinau, čia bus purškalas, tepalas, bus nežinau kas. Jis yra už mūsų, o ten yra pilna žvejų, tai tikimės, kad nebus paimta, ne? Mes, kaip sakant, iš pagarbos žvejam nusprendėm, kad pasistatysim toliau vandens mokslus. Tai čia kokį 5 metrų toliau. Bet vis tiek, kad tipo neplauktiesi ant jų dabar įrangos. Ar jie bus labai geranoriški su mumis. Antročių vietoj dabar tokie pat, kurie ir sėdi, realiai kurie sėdi, ten ir yra. Va čia va kažkur čia. Tai vėl nepakuojam, ne? Darysim, parodysim laive. Darysim unboxingą kateryje. Varom mėgmaišį. Ir greičiau katerį apsirengt šiltai ir pakrist ir bandyt valgyt pasidaryti. Ką čia turim? Aš jau pamiršau. Mėgmaišis. Paskutinė stotelė. Vanduo mūsų ant kranto. Blemba, šiaip visus šitus daiktus, ką turėjom susirinkti, tai realiai randam kažkokiose tai šiukšlynuose. Realiai, bet tarp šiukšlių numestas. Visiškai. Aš tai šiaip pradedu galvot, kad Kauno marių krantai. Vanduo. Kauno marių krantai yra žiauriai šiukšlė. Jo, šiaip Ta prasme, žmonės atrodo belia kaip čia neprižiūri. Šiaip žiauriai liūdna, nes kaip laukiau, sakiau, lemma, šiaip belia kaip gražu čia yra. Taip, labai. Ir žiauriai gražus ir tokie pležai ir vietos. Nu, bet žmonės, kodėl nesusirenka šiukšlių? Nežinau. Nu, žiauriai lievai. Visur Tiesiog šiukšlynai va tokie va palikti ir tie. Paskutinė stotelė, Dan, ir galvojam, kad skubam iki katerio, plaukiam ir pasimatom tam. Jaučiu, viskas surinkta, daugiau neturim ką čia daryti. Viskas, pagaliau į komfortišką vietą.
Yes. Pasimatom, ką turim. Let's go. Ok, mes jau sėdėm. Mocai prikabinti saugus. Man tai jokingiausia, kad abiejų kojos belia kaip pašiurpės. Realiai žiauriai šalta. Ir aš žinai, ką pirmą noriu padaryti, tai persirengti iš šiltus rūbus, susidėti koinas, nes aš nebejaučiu pėdų. Aš tai manau, kad varom persirengti. Jo. Ir kai persirengiam, grįžtam atgal. Einam gamint maistelę. Nu ką, Mūsų lauknešėlis. Nu gerai, kas pirmas? Darom unboxing. Žiūrime, ar šliužime. Ar invazijos nepadarėm laivą. Padarė. Tai bus labai. O, mėgmaišiai. Visai Dabar jau galvojam, įsiliočiau kaip juos. reikės. Mėgmaišiai yra. Ištraukiam vandenuką, mes turime štai tokį vandenuką. Nu, tu gavom lemputę. Kaip manai, čia daug yra? Aš tai galvoju, kad nebus. Aišku, nenoriu prisikalbėti, gal su tams ir palikė, kad suras. Man tai atrodo, tokioje vietoje neturėtų. O, Kas čia? gamintis maistą. Mūsų kaitlentė. Bet žinok, aš net neįsivaizduoju, kaip tai veikia. Va, būtent. Ai, va žiūrėk, čia taip pasistato, čia kad dujos eina. Ir galiausiai. Oi, palauk. Tiesiog. Gerai, šitą paliekam čia. Ugnies dar turi. Sekantis. O, lempa. Cute. 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 Man patinka, aš visus Graži namus lempa. galėčiau lemputėm apsistatyti. Rimtai? O. Turėsim lempą. Gerai, reikia, kad neišsikrautų. Ką mums reikia padaryti? Užkaitinti vandenį ir tada supilti čia, išmaišyti, 10 minučių palikti ir patiekalas paruoštas. Gerai, man pirmas klausimas, ar tu kursi? Nes man tai atrodo ganėtinai nejauku. O kas gali būti blogai? What kaitinant gali sprogti. Ką? Duris slėgia veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti. Jau skamba mane gerai. Tai šitas sprogti, jeigu tu šitą kaitinsi. Šitas tai nesprogs. Dabar. Aš jau supratau. Laivas jau sprogęs, ai, taip reikia. Palauk. Leis pasitraukti man. Jinai prie pat man. Palauk. O čia Žiūrėk. nereikia uždegti? Palauk. Neskubėkim. Šituacija yra tokia. Šitas pasisuka, pradeda į dujos, pridegė, šitą uždeda. Kaip man čia negerai viskas atrodo, aš nesuprantu. Kaista. Pilam vandenį. Kaip čia negerai atrodo man viskas. Tu rimtai nebijai? O kodėl bijot reikia? Nežinau, nes man atrodo, kad čia sprogs kažkas. Nugi nesprogs. Nu tai čia lygiai tas pats, kas prikurta, aš taip įsivaizduoju, tiesiog virtui pas mano močiutę toks būda. Bet čia daug biškai tą. Ne. Gerai, ko tu bijai? Nežinau. Aš belenkai, man kažkokią baimę, man atrodo, kad čia Palauk. sprogsim mes tiesiog. Nesprogsim, aš manau viską. Ir į mane! Įsijung! O, pavyko! Tu nesvaik. Čia tikrai gerai viskas? Jo, Kaip smirda. nu tai turi smirdėti. Palauko, kažkaip reikia prisuk. O, nu dabar biškai gal geriau. Žinai, kas būtų, jeigu jis apvirstų dabar tiesiog. Taip, taip. Įsineštų, nes to visų laivų čia manęs. Bet žiūrėk, kietai, pavyko. Nežinau, medai fainai tokie dalykai atrodo, man tai belia kaip baisu, man atrodo, kad mes šitoj sprogsim. O man smagu, aš mėgau. Geras. Žiūrėk, toj pasidarysim maistelę. Aš gal palaikysiu. Maistas. Kaip čia? Nežinau, kaip čia pavadinti šitą procesą. Aš manau,
manau, turėtų būti skanu. Kaip tu galvoji? Jo. Aš manau, nubleva, šiaip kol kas kvapas geras. Šiaip žiauriai noriu šilto maisto, tai jau man kaip ir nesvarbu, ką valgys, aš tiesiog noriu šilto maisto. Spėlė kaip šalta. Man čia skanu. Gal ir dar kaip šalta. Šiaip iš pradžių norėjau sakyti, kad gal nesijaučia tas karis baisiai. Po to pareina tas toks kažkoks anskonis jo. Bet nu, dar pusę velnio. Šiltos arbatos norėčiau. Bet ne kavos, bet arbatos. Aš tai norėčiau sriubos. Šiaip Šiaip tie patys užpilami makaronai. kodėl tokio dalyko negalėjo įdėti, tiesiog bomžpaka ir viskas. Grinai. Taip būtų gerai su jie dabar. Labai. Gerai, kai daugiau pavalgai tas karis. Prašau. Šprotus įdėjai. Ką su batonu daryt? Tokį debilišką maistą parinko, aš negaliu. Tipo jo, kur batoną. Nu gerai. Tokį kiekį. Aš nesuprantu, namuose neatsimenu, gal tokį kiekį būčiau suvalgęs batoną. Nu gerai, biškai logikos čia nėra. Maiste logikos nelabai. Wow, kaip mes čia jaukiai. Peace out. Gerai, šiaip tokia situacija, kad biški vėsokoka, bet kas džiugina, kad iš vis nėra bangų, realiai jaučiasi kaip tiesiog ant žemės kažkur būtume. Jo, man tai šiaip mane biški net ir taip migdo tas švelnus subavimas. Šiaip galėčiau jo dabar, šiaip pavargau galiu pasakyti per visą dieną, atrodė, nu gan greitai nuo vieno, ten tarkim, objekto prie kito nuplaukinėjom, bet šiaip tos visos bangos ir tas toks visas daužimas belia kaip išvargino. Mane tai dar ir šaltas, nes tikrai paskui jau galiausiai pasidarė belia kaip šalta ir tada kai tos bangos dar vandens belia kiek gauna, tai toks tiesiog žiauriai nejauku, nefainai. Jo, tai šalta realiai, šiaip plaukiam nieko nesimat, tas vanduo taškosi, atrodo net negaliu normaliai šnekėti. Jo, akinių nuo saulės abidvi nepasiėmėm, tiesiog nieko nematėm. Tiesiog kankynė buvo, tokia lengva kankynė, kuri belia kaip išvargino. Ir norėjosi kuo greičiau, bent jau man atrodo greičiau noriu susirinkti visus daiktus, atvaryti iš čia į katerį ir tiesiog kimarint, darytis, valgyti ir dar kažką. Susipakuoti, šiltai atrodo apsirengti ir pakristi, nes čia dar tokia visai užuovėja, tai dar šiaip palyginti normaliai. Aišku, jau šala truputį, ne truputį, matėm, kad dar nukris žemiau, bet mes stengiamės. Šiaip ir vėjas atrodo, mes specialiai taip sėdam į dugną, kad, nes mažiau vėjo, tokia čia biškai užuovėja, bet dabar tai biškai jaučiasi, kad ir vėjas biškai pradeda didėti, tai... Bet aš manau, mes mėgosim tai biškai prie krašto, tai turėtų kažkaip pustoti, plius į mėgmaišį susiviniosim, tai vėl kas neturėtų būti labai blogai, aš taip galvoju. Aš manau, kad varom čiužinius pūst, varom mėgmaišius pakuot ir tiesiog varysim. Aš čiužinio nepūsiu, žinau. Ten čia mėgosi? Jo, man tai čia labai patogu atrodo. Varom pakuotis po truputėlį ir kažką čia žiūrėti. Nematytų to vaizdą, ką aš padariau tik. Į burną vandėlės. Aš va taip va, ėmiau, norėjau užsimoti ir va taip. Žodžiu, nesvarbu, nepataikiau biškai. Va taip va, mėgau visą naktį. Va taip. Oi, nu klausyk, tai čia kaip puikiai. Labai gerai, dar va mėgmaišą reikia. Patogu? Šiaip patogu labai. Ir ledas. Taip. Aš jų pasiklojęs. Man daug nereikėjo šiaip. Eit, sakai, būtų žiauru lunatikuot pradėti ir išlipti. Tu lunatikuoji naktį? Lunatikuoji su naktį? Turim tai aš galvau, tu čia šiaip šneki. Ne, aš buvau, tipo, aš ne tiek, kad aš išlipčiau ir eit pradėčiau, bet iki to, kad aš atsisėdu, jo. Bet, nesu iki tiek daėjus, kad atsistočiau ir pradėčiau vaikščioti po kambarį. Aš labai tikiuosi, kad tai nebus ši naktis. Jo, aš ir tikiuosi. Nes būtų nejauku, jeigu aš pramerkiu akis, o tu jau tek kažkur eiti. Miegi ir tiesiog atsibundi iš to, kad tu vandenį panėręs. Nežinau kaip tu, bet aš jaučiuosi gana saugiai čia. Toks nėra, kad aš baisu būti. Ai ne, man irgi fainai. Man kaip tik fainai, sakau, mane biški tas lengvas liuliavimas migdo. Nu, tipo,
gerai, taip kaip visi žiūri į tą vandenį, nėra baisiai jauko, bet tikėjausi, kad bus blogiau. Šiaip kol kas viskas okei. Tai bandome susivinioti, ne? Jaučiu, pakuojamės į lovą. Pakuojamės. Dar. Solveiga viskas jau susisukus. Ai, aš šiaip noriu greit parodyti dar va čia va priekį. Va čia labai fainai matosi ten žuvys. Ir va, nieko čia nesimato. Ir va mūsų laivelis. Jo, svarbu nesušalt ir labanakt. 14 laipsnių. Labanakt. Iki ryto. Bye. Labas rytas. Toks ir rytas. Nu tai Solveiga, kaip tavo naktis? Per visas 9 valandas miegojau tikriausiai iki 2 valandų, aš galvoju. Nes mačiau, kad nuėjom miegot, kai buvo po 13:19. Ir tada... Maždaug kokią pusę pirmos nuėjom kažkas tokio. Jo. Ir tada kėliausi tiesiog. Belekai šalta pasidarė. Sunku buvo išbėgti iš pat pradžių. Tai net nežinau, kada galiausiai užbėgau. Ir tada buvo belekai šalta. Ir nuo 3 valandos, tai jau tikrai nebemiegojau. Perėjau galiausiai miegoti ant grindų nuo viršaus, nes pagalvojau, kad gal vėjas bus mažesnis. Ir vien žodžiu. Ir va taip visą naktį tiesiog. Ačiū. Pirmyn atgal. Blemba, realiai panašiai. Nes dar vienu momentu ir galvoju, blemba gal paklausti, bet galvoju, ai, na, čia tiek miegą prikeliusi. Ir tada bus bele kaip sunku užmėgti. Aš toks realiai ant budėjimo visada ir stengiausi kažkaip vartytis ir tas kojas šildyti tiesiog. Nes kojom realiai man pagrinde kojom buvo šalta. Nu šiaip sunki naktis, galiu pasakyti, viena sunkiausia, ne? Blemba, aš naktų tai tikrai viena sunkiausia. Jo. Čin. Čin. Ir dar biškelį ir greičiau į krantą. Skanios kavelės, gražios danelės. Čia. Tai ką, kelionė baigėsi, aš antrą kartą nekartočiau. Tikrai nekartosim, geriau rinkitės Sionko pramogas dienos metu. Ir iki kitų kartų. Iki kitų laidų. Viso ačiū, kad žiūrėjot. Bye.